Kaip padėti savo, jeigu nuolat kyla skrandžio rūgštis, blogai virškinimą, tai turiu keli jums patarimai. Valgykit lėtai, mažesniam porcijom, taip išvengsite persivalgymą ir skrandžio apkrovą. Gerkite daugiau šiltą vandenį arba arbatą, ramunėlį, imbierą, jį padeda virškinimą. Pavalgę lengvai pasivaikščiokite. Tai skatina skrandžio darbą. Venkite labai riebaus ir sunkiai virškinimo maistą, jis lėtina virškinimą. Nesigulkite iš karto po valgių, palaukite bent 1-2 valandas, kad išvengtum rūgštingumą. Alavijas mažina skrandžio rūgštingumą ir gali padėti esant rūgšties refliuksui ar rėminiui. Gerina žarnyno veiklą, veikia kaip lengvas vidurių laisvintis preparatas, padeda esant vidurių užkietėjimui. Mažina uždegimus ir jo priešuždegiminės savybės gali padėti esant gastritui arba dygliosios žarnos sindromui. Skatina gerųjų bakterijų augimą, gali padėti sveiką žarnyno mikroflorą. Padeda gydyti opą, kai kurie tyrimai įrodo, kad alavijas gali skatinti opų gijimą. Nori pašalinti kelis savo problemų? Parašyk man.